Labą vakarą. Norėčiau parodyti tokią programėlę, kuri man labai patiko. Pasikeisti viduje aplankalų. O čia, kur tai yra balta vieta, nuotraukėlė. Nu, kas žinote, tam net neverta žiūrėti šito video, o kas nežinote, galite pasižiūrėti. Ta programėlės nuoroda, iš kuria bus galima atsisiųsti, aš parašysiu žemiau video aprašymą. Čia labai nesudėtinga, tik visų pirmiausia reikia pasidaryti jūsų aplankalo, kai turite aplankalą va šito balto, įsimatuoti šitą vietą. Čia paprasčiausia aš su programa piešimas, su šitą programą pasidariau. Įsimatavau, vienu žodžiu. Didinau, mažinau nuotraukas, pakol atsireguliavau, kokią man reikia. Dabar žinau, kad pas mane yra pagal mano ekraną 813 ant 600 pikselių. Vienu žodžiu nuotrauką dydžio. Nu ir dabar atsidarom programėlę tą. Ir šitą atsiprašau. Šitą programėlę aplankalo fono keitimą. Atidarom ją būtinai pagal administratoriaus teisės, nes čia reikia būtinai sutikti. Vienu žodžiu. Pasirenkam aplankalą, kurį norime pakeisti. Dar nepasikeitė niekas, nes neturim pasirinkę nei nuotraukas, nieko. Darom dabar pasirenkame nuotraukėlį. Spaudžiam šitą klavišą. Norint pasirinkti nuotraukas, spausti reikia šitą klavišą. Paspaudžiam, pasirenkam nuotraukykę. Va, šitą, sakykim, ir atidarom. Va, automatiškai įsimet vaizdą. Automatiškai. Dabar, kaip atsireguliuoti dydį, tai aiškinu dar kartą. Sudarom programą piešimas, jin yra Windows'uose. Atsidarom tą nuotrauką, kurią norime pasirinkti. Sakykim šitas. Pas mane jau kadangi yra nustatytas dydis, tai man atitinka, bet jeigu aš va keisti dydį su ta klaviša, keisti dydį, pastatysiu pikselis, pas mane yra 813 ant 600. Nu, tas 9, tai čia mažas skirtumas. O jeigu aš padarysiu, sakykim, dabar, kaip yra mano ekranas 1024 pikselį, ir išsaugosiu aš ją, tai kas gausis ant to aplankalo, prašau pasižiūrėti. Ir dar kartą ją atidarom. Matot, nieką nematau, tik tais vieną kumpiuką merginį. Daugiau nieko. O dabar ją vėliakus padarysiu taip, kaip jin man priklausyti. Pikseliai 813. Čia jeigu nuimsit tą varnelę, tai galėsit atskirai parašyti 600. Man taip, 8. Ir dabar vėlikus įsaugom, išeidam iš programos, atidarom tą aplinką, ir vėlikus gausi viskas normaliai. Matau visą vaizdą. Tai va tiek. Ai, dar tiesa. Jeigu fonas sutaps su užrašu fonu, tai ant tos pačios programikės čia spaudžiam spalvą, pasirenkam spalvą, sakykime, raudoną, spaudžiam gerai ir automatiškai aplankale pasikeičia užrašas. Pasikeičia užrašas. Jeigu sukursim naują aplankalą,
naujas aplankalas, jis žymėsis irgi raudonai ir jame irgi užsidės ta nuotrauka. Kodėl jame užsidės ta nuotrauka? Kad čia yra varnelė. Update jūsų balsą. Vienu žodžiu, jeigu ją pašalinsim, tai tiktais užsidės tam vienam aplankalui. Tai va tiek, ką norėjau parodyti, kaip sakiau, nuorodą gausite po video. Ir tiek. Ačiū už dėmesį. Viso gero. Я ж сама дверь закрыла, я собою довольна.